Nu tai sveiki. Naujas rytas, naujas vlogas. Tai va, esam dabar vis dar Malaizijoje, Cameron Highlands. Ir dabar keliausime link Penangų su mašina. Kokie 3 valandos kelio bus. O šiaip dar užsuksim į orangutangų kažkokią, nežinau, sanatoriją, prieglaudą, reabilitacijos centrą. Tai ten užsuksim pažiūrėti. Tai ką, keliaujam su mūsų va šitų mašiniukų. Proton Persona BRQ. Gerai, važiuojam, ilgas kelias laukia. O, koksai resortas. Eik tu savo. Ten jaučiu toli matosi orangutangai tie, kur plauksim. Čia kažkaip biški nėra žmonių. Bet ežeras tai gražus. Čia tik tai reikia sulaukti tam tikro laiko, kada atvaro paimti. Tai dabar yra 12:10, tai turėtų 12:05 atplaukti naujas laivas į orangutangus. Na, jis tik tai apleisti, čia kažkaip viskas tuščia. Na štai ir atvykom. Hello. Eik tu savo koksai. Tai va, tai jie iš vis gyvena kokiu 50 metų, kai yra priglausti, bet šiaip gamtoje iki kokiu 30 išgyvena gali. Tai dabar lietai pasidarė lietsargį visai. Ten toliau užsidengia lapais. Eik tu savo. Eik tu savo. Palauk, filmuoju. Eik tu savo. Žiūrėk. O ten koksai mažiukas, va. Rapoja, va, kairiai. Ten va, nešasi jau lapus.
Tai keliauja orangutangai, kai juos paleidžia į atskirą Malaizijos dalį, tai yra Borneo, kuri yra kaip atskira sala didelė Malaizijos. O, keliauja jis atgal. O, dar kaip karstas. Tiesiog galima stebėti ir stebėti. Tai va, tai iš 15 čia gyvenančių orangutangų 2 yra parvežti iš Borneo salos, visi kiti yra gimę čia ir užaugę. Jie juos pirmą kartą pradėjo auginti dėl to, kad išgelbėjo iš Borneo salos ten 4 ar 5 orangutangus. Ir nusprendė šitoj saloje juos išauginti. Kai išaugino iki 15 metų amžiaus maždaug, suprato, kad jie labai tapo priklausomi nuo žmonių ir tada suteikė jam šansą daugintis čia ir dabar jie čia šiuo metu yra jų 16 ir jo, jie čia gyvena. Kai jie sulaukia nuo 15 iki 30 metų, jie juos siunčia atgal į Borneo salą, bet jiems reikia dar 15 metų, kai sulaukia, jie tada pradeda su Borneo sala, su vyriausybė derintis dėl šito viso pervežimo, nes vienintelis būdas juos tenais nugabenti yra oru ir tai labai ilgas procesas, nes dokumentacija ir šiaip lėktuvas, nes jeigu plauktų laivų, tai labai didelė tikimybė numirti. Tai va, tai kol kas tiek. Aš žiūrėk, darėti tokį nupirkau, gerai galvoju? O! Va, aš dar nusipirkau Kiek ringidų? 20 lygiai. Nu gerai, ne orangutangiškas, bet... Ne, nieko nėra. Bet parėmė už tą turbūt iš profito, čia jiem keliauja. Jo, gerais tikslais berėti nupirkta. 20, tai čia eik. Ai, va, dar čia visa sala tokia. Nu, o šiaip kainavo įėjimas vienam žmogui 40 ringidų. Tai 8 eurai, valandėlė ekskursijos verta. Tai va, orangutangai užskaityti. Važiuojame toliau į Penangą, į Georgetowną. Nu va, ir padarėm pagaliau check-iną į savo viešbutuką. Atrodo, va tai va. Tai ne. Didelis toks kambarys. 32 aukštas. O matosi tiltas, kuriuo važiavom. 8 km ilgio kažkur tai. Nuo pagrindinės dalies Malaizijos. Toks miestas, lūšnynas biški matosi. Kas čia dar? Ką čia turim? Turim. Čia va tokį tualetuką. Vienas kambarys. Antras kambarys. Nu ir ten trečias va kambarys. Nu labai toksai tvarkingas, nice. Kas čia? O, belemba. Ok. Dar va net šepetukų kiek palikta visokių. Tai žodžiu, tai nepamenu kiek kainavo šiaip, bet kaina va tiesiog čia kažkur va, parašau. Ja,
šiaip lyja, bet reikės eiti kažką pavakariniauti, davė rekomendaciją, tai kažkokio street food night market. Bet šiaip sako žmonės, kad Penangė yra skaniausias maistas. Visur Malaizijai. Visoje Malaizijai skaniausias maistas yra Penangė. Tai turbūt bus daug maisto kontento. Nu, o dabar facilities pristatysiu šio daugiabučio. Tai va, toksai va, infinity poolas su vaizdu į jūrą. Eina savo, kaip čia gražiai atrodo. Va, kaip gražiai. Einam toliau. Tai va čia baseiniukas. Dar vieną labai įdomų dalyką turime, kurio šiaip neturim pas save bute. Tai yra va tokie va aparatai. Štai. Galima, žodžiu, kavos pasidaryti. Galima užsisakyti ir maisto. Va, galima užsisakyti koldūnų, visokių rais, irgi koldūnai čia. Kas čia? Ai, čia tas pats. Galima apelsinų sulčių užsisakyti. Ir va kavos visokiausios. Hot chocolate, iced cappuccino. Žodžiu, viską padarys. Pirmą kartą matau tokį dalyką čia. Gali va žaisliukų visokių užsisakyti irgi. Labubu. Nu ir gali visokių skanėstų užsisakyti. Žodžiu, tai jeigu nori kažko paskanauti, tiesiog nusileidi į 11 aukštą ir gali visko gauti. Tada kas čia dar yra? Pažiūrim. Yra va povandeninis džimas. Yra va toksai va dušas. Ir yra labai ilgas baseinas, ta prasme labai ilgas baseinas. Su džakuziu yra. Ir yra va toksai 3 aukštų sporto salė. Tokia. Irgi su gražiu vaizdu į vieną pusę, į kitą pusę. Na tai va. Tai tiek iš utėličių. Nu jo, labai gražiai čia padaryta. Nu tai naujas rytas ir šiandien pirmam objekte jau esam. Tai yra Kekloksi Temple. Tai jinai yra budistų šventykla, kuri pastatyta 1930 metais kažkur tai. Ant kalno aukštai. Matosi Penangas. Ir vat labai tokia didelė šventykla. Ką einam pažiūrėt, kaip atrodo viskas.
Pagaliau, ieškau savaitę laiko. Pažiūrėkit, katukai, valgiai. Ir visokių dydžių. Ir visi mojuoja. Oh my god. Nu, o čia matosi jau pats Penangas, Georgetownas. Štai koks vaizdelis. Ir kalnai. Gan didelė, čia šiandien tikrai gal pusė dienos net yra veiks. O, ten matos kokia būdava. Tiesiai. Didelė. Užlipsim. Kiek čia visokių suvenyrų yra. Eik tu savo. Va, katinukai. Visokie. Statulėlės. Prasieit. Čia maži katinukai. Nu jau. Tik pirk ir pirk viską. Čia bandysim iki statulos dabar kažkokios liftų pakilti, tai reikia tiesiog pro parduotuvės visas praeiti, kol tu iki jos pakilsi. Nu, bet aišku, gražu čia, bet noris viską nupirkti, bet... 25 ringiai, 5 eurai. Vau. Kur tiek supirksi visko. Kas čia? Išpjaukit man akis, nes aš viską čia nupirksiu. Pasižiūrėkit. Jau kiti katukai. Kitokie katukai jau. Tokių dar nebuvo. Išpjaukit man akis, nes aš visus pinigus čia išleisiu. 6 ringiai į 2 pusės. Thank you. O, ir užkilom į statulą. Matas vaizdas. Eik tu sau, pažiūrėk kokio didumo. You see? Galbūt jam čia ir užkilė? Nelabai. Vau. Matas visas vaizdas dar gražesnis. O matos jau ir jūra toli. Ir va statula. Čia va gali išsirinkti ribonų po vieną ringidą, kokio nori sėkmį. Klausimas, ką su jais daryti.
Moteris jau daug prisirenka. Booming business. Smooth working conditions. Nu visokių yra. O čia meldžiasi žmonės. Tiesiai į statulą. Patiko. Bet labai karšta. Nėra kam kvėpuoti. Bet jeigu nebūtų šitos saulės, nebūtų šito grožio, tai... Bet šiaip tai žiauriai gražu. Tikrai verta pamatyti. Reik pasiaukoti. Reikia pasiaukoti. Bet jo, labai fain. Svarbiausia, katukų nupirkom pagaliau. O dabar mes kilsim vėl funikulierium į kitą vietą. O, kaip gražiai. Čia į Penang Hill kilsim. Galima ir užlipti, haiką padaryti, bet šį kartą pasirinkome tiesiog funikulierium pakilti. Irgi experiences. Nu ir tokie pietus. Aš traukiu, bet nieko. Tai viena maisto porcija 7 ringgidai, tai 1,5 euro kažkur tai. Nu, labai skanu buvo, labai skanu. Čia mūsų draugudės. Tai va, dabar kilsime į viršų, į Penang Hill. Tai kainuoja 30 ringgidų ir va tokia eilytė. Gal reikėjo ekspres bilietą pirkti už 80 ringgidų. Valandą stovėti eilėj, sakė. Patekom. Tai jau budžetą. Va, sveiki atvykę į Penangą. Žiauriai gražiai atrodo viskas. Dar vanduo toksai mėlynas. Wow. Nice. Judame toliau. Pažiūrėsim, ką dar pamatysim čia viršuje. Tai va, atėjom į dabar The Habitat vadinas ant šito kalno. Ir toks va takas 1,2 km. Ir kaina žmogui 60 ringgidų. Senjorui 40 gal. Žodžiu, 1,2 km pasivaikščioti, sako. Opa, koksai. Tarp medžių bus. O einam. Nu va, baigėsi mūsų atrakcija. Jo, dar kažką. Ką dar? Galiu va, su papūga nufotkinti. Ne.
Tai kainavo vienam žmogui visą atrakciją 9 ringidų šiaip kažkur. Gal mažiau net. Worth it. O takas? Kiek balų? 10. Nu viskas, 10 jam. Gerai, verta tikrai. Pusę dienos užtrukom, kol viską pamatėm. Nu va, o dabar atvykom į restoraną paragauti autentiško malaizietiško maisto. Nu, gal ir ne vien malaizietiško. Žodžiu, kažkokį rekomendavo, čia gerą restiką. Tai einam paragausim, pažiūrėsim. Atrodo gerai. Reviewsai irgi geri šį kartą. Nu va, taip atrodo meniu. Šiaip labai skaniai atrodo visi patiekalai. Gali viską imti ir imti. Ready? Ne. Man jau naktinio valgymo va. Nežinau, kas čia per gyvūnas, bet man labai ne kažkaip atrodo. Tai bandom valgyti, aišku, bet... Labai skanu. Iešmelis tai maks skanus. Nu per kamerą tai atrodo kitaip. Bet šiaip skaniai. Curry. Chicken curry su ryžiais. Nice. Nu okei, visai skanus maistas buvo. Tikrai. Gal ir verta čia valgyti. Nesakyčiau, kad skaniausias maistas kaip Penangė, tipo skaniausias, bet tikrai skanu ir kokybiška. Tai įžymiausias darbas Penangė esantis turbūt. 2 vaikai ant dviračio. Tai lietuvis Ernestas nupiešė šitus darbus, išgarsino Georgetowną su šitais darbais, bet dėja niekas nežino, kad jis iš Lietuvos. Nu, ne niekas, bet dažnai nežino, kad jis iš Lietuvos. Kas čia vyksta? Kažkokia indų šventė. Nu ką, naujas rytas, o dabar keliausim po senamiestį pažiūrėti įvairių meno kūrinių. O visas šiaip senamiestis toks išpaišytas gražiai. Tai einant paieškosim dar kitų, kurių nematėm. O kokį prieinam. O šitas fainas toksai. Čia aišku tiesiog grafitis turbūt koks. Bet nice. Nice. Gražiai atrodo.
norit atsivėsinti ir atsigerti, va. 2 viename. Užskaitau. Praktiškai. Va, o čia dar vienas įžymus labai šito Ernesto piešinys, tai yra berniukas ant motociklo. Labai daug turistų stoja, fotografuojasi prie jo, atsisėda visai va ir, žodžiu, darosi nuotraukas. Labai gražus šį piešinys ir faina, kad nenuniokoja niekas to jo paveikslo, tiesiog visi paveikslai vietoje, kėdės irgi tenai vietoje ir nieks nieko nepavogia. Gražu tikrai. Tai va, toksai tas miestas, tokie tie piešiniai. Labai gražu, šiaip faina vaikščioti ir klaidžioti tiesiog ir žiūrėti tuos visus street art piešinius. O ten matosi beždžionė, ta juodoji ir antra šokinėja. Kokia įdomi. Ir katinas gražus. O ties čia, manau, ir užbaigsim savo video blogą. Kita stotelė bus Lankavis sala. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Palaikykit, pasubscribinkit, pakomentuokit arba ne. Ir iki kitų kartų.